Sveiki ir nuoširdžiai sveiki atvykę į naują Talk laidą. Mano vardas Filip. Šiandien apžvelgsime Parkside tylųjį kompresorių. Kompresorius sukuria suslėgtą orą. Jo galima naudoti atitinkamus įrankius. Esant iki maždaug 149 litrų per minutę oro srautui, pavyzdžiui, galima naudoti išpūtimo pistoletus, padangų pripūtimo antgalius ir dažymo pistoletus. Į komplektą įeina oro filtras, ratai ir stovo kojelė. Suspausto oro žarną reikia įsigyti atskirai. Parkside Silent kompresorius, palyginti su įprastais kompresoriais, turi ypač tylų 2 cilindrų variklį, kurio triukšmo lygis tik 71,9 decibelo. Variklis veikia be alyvos, o katilo talpa yra 24 litrai. Norint įjungti kompresorių, įjungimo-išjungimo jungiklį patraukite į viršų. Slėgio reguliatoriumi galima nustatyti pageidaujamą slėgį, jį nuskaityti manometre ir per greitąją jungtį jį paimti. Kompresorių galima bepakopiškai reguliuoti nuo 0 iki 8 barų. Po kiekvieno naudojimo turi nuleisti kondensato vandenį. Tam pirmiausia nuleidi slėgį iš katilo. Tada atsuk išleidimo varžtą, sukdamas jį prieš laikrodžio rodyklę. Kad kondensato vanduo visiškai išbėgtų, šiek tiek pakreip talpą į šoną. Po to vėl užsuk išleidimo varžtą. Dėl ratukų kompresorių gali naudoti lankščiai. Parašyk komentaruose, kur tu jį naudoji. Kad nepraleistum ne vieno vaizdo įrašo, galėtum užsiprenumeruoti šį kanalą. O jei nori, paspausk patinka. Tiesiog imkis to, tau pavyks.